Montvydas visada nešdavosi būryje rašomą į mašinėlę. Jis buvo neaukšto ūgio, labai, toks, labai rimtas kariškas atrodė visai. Jis buvo labai teisingas. Kiek buvo susišaudimų kokių, visur jis ištrūkdavo iš tuo susišaudimą. Nes kadangi buvo geras, geras vyras, žmonės juo neišduodavo. Jeigu jis būtų buvęs nemylimas žmonių, jis būtų išbuvęs tiek laiko, jis buvo teisingas, principingas buvo. Neleido savaliauti partizanai, buvo drausmingi partizanai buvo. Tėvas įsilaikė nuo 44 iki 53 metų. Iš Lietuvos apygardos buvo ilgiausiai įsilaikė. Tik tai jisai yra sakęs savo ryšininkui, kažin kaip mano vaikai mane įvertins. Žinai, kada ateis laikas, kaip mano vaikai mane įvertins, kad jie taip vargsta dėl manęs, reiškia. Yra sakęs tokią frazę, kuri man įstrigo. Tėvukas buvo prieškario laikais šaulių vadas, paskui verslą turėjo, tai dirbo pasikėlis staliai, ten darydavo baldus arba ten vežimus, susimdavo realizaciją arba tiekimų. Paskui dar buvo momentas, kad kooperatyvo vadovo buvo, žinau, kad parduotuvė buvo. Aš atsimenu, ant stogo kažkoks ratas sukdavosi. Tai mūsų kambariuose elektra švietė. Iš karto kalvė pasistatė, dirbtuvės pasistatė, prisisamdė darbo jėgos ir pradėjo verslą. Kiek jie agitavo, kad bėgtumėm į vakarus, jisai pasiliko. Jis tikėjosi, kad neilgai jis pradėjo organizuoti jaunimą, ginklų paliko vokiečiai, jis juos apginklavo ir sukūrė partizanų būrius. Buvo tėvų žemėje eglinėlis toksai prie Daubos. Ir aš tas kardas ganydams žiūriu, kad išgulėta. Tai yra kažkas buvęs. Paskiau parandu popierius. Tamsius popierius. Žiūriu, kad tie popieriai išspausdinamos mašinėlės. Tada aš paėmiau tus popierius, surinkau visus, prakasiau spyglius ir pakavojau. Ir paskiau jau mes susipažinom daugiau, tai tada jie prašydavo manis, jeigu ką nors pamatysi ateinant, stribokus, tai pasakyk mums. Pas ką apsistojo partizanai, jis atsakingas už jų, apsaugą apskritai. Vadinasi, jie turi būti įspėjami iš anksto, jie savo sargybos neišstato, arba išstato jie tokį lokalinę, o tokį didesnį sargybą, tai būdavo, mes vaikai einam, į Miesčių piliakalnį, apsistojom ant to piliakalnio į visas pusės, į Rietavo, į Laukaus pusę, į Tvero pusę, į Varnių pusę, matosi maždaug apie 10 kilometrų. Tai reiškia, tai nesvietiškai gera vieta, tokia apžvalgos po. Ir mes stebim, paido kokie svetimi, tai mes jau duodam signalą, apačioje stovi kitas, tas vėl duoda, ir partizanai ir įspėjami, kad reiškia, mums jau grėsia pavojus ateina svetimi žmonės. Maitinti ir tai niekas yra, bet svarbiausia apsaugoti. Kokia tai yra įtampa, kokia tai yra baimė. Kaip visą laiką, kaip zuikis žvalgais ir o kažkas eina, kad, ai ne, čia tas ne ten. Čia buvo
Važiavam iš rajono vienu kur interviu darau, nu taip. Tai čia ir iš tas toks priėjom prie jį geresnis. Tai va čia atvykom į Kalniškis 1952 metais. Buvo padaryta slėptuvė, bunkeris. Jie kasė, Montvyds kasė ir tas visi trys, ir tas vokietis kasė. Jo kasė ir greitai padarė. Ir po savaitę daugiau išbūdavo ir keldavosi kitą vietą. O kada ateidavo, duodavo ženklą. Ganykloje buvo ąžuoliuks ir tas ąžuoliuks buvo matoms prie mūsų namų. Ir kada būdavo ąžuoliukė medis pakabins, šaką medį, tada žinokit, kad yra partizanai ir reikia nešti valdyti. Buvo. Ir ateit sutart ženklas. 3 kartus turėjo į žemę subaladuoti. Tada įleis, o jeigu kitap jie neatsag iš ten, neįeis. Vaikščiai, žinai, jeigu nežinoja vietas, tuos nerasi. Jo, nerasi tuos vietas. Dabar spindi tave. Taip gražiai egliki būdavo, tai sautum egliki nukeli iš Landvyro lauko. Kad būtų vokietis neišdavęs, ir būtų niekas nežinojant, kad čia buvo bunkeris. Jo, Nicpons vokietis. Netoliese buvo tokia kalnuota vieta. Į tą kalnuotą vietą apaugusi alksniais. Ta šeimininkė sako, ten gali būti žemuogių, sako. Tada tu, sako, nueik parinktų žemuogių. Aš nuėjau ir žiūriu, mano tėvelis stovi. Pakalbėjom viską, žinai, kaip tau čia sekas, sakau, nu nieko, sakau. Gerai, sako, tu dabar neberink, eik namo ir niekam nekalbėk, kad mus čia matei, žinai. Aš jau tada, Dieve, aš jau to supratau visą tai, iškia. Nu ir aš parėjau namo, nieko nesakiau šeimininkams, ne pusė žodžio, reiškia, bet aš nesupratau tada, kad aš paskutinį kartą mačiau tėvelį. Paskui po kiek jau laiką gavom žinią, kad jau tėvelis žuvo. O tas buvo paskutinis kartas ir paskutinis jo bučinys. Taip jau aš po 3 savaičių taip ir nebesulaukiau tėvuko rykmetį. Atsikėliau pas tuos Kasparavičius, reiškia, šį naktį, reiškia, tėvuko nebuvo, man pasakė. Ir paskui atėjo kitas kaimynas, mane pasikvietė prie stalo, atsisėdau ir pradėjai pasakoti, kad vakar, reiškia, tarp Lukšto ir Paršežerio buvo kautynės, taip ir taip. Nu tai viskas tada man jau, aš jau viską supratau, kaip sakant, ir...
Pasiruoš! Užtaisyk!